Aš esu gydytoja odontologė Jovita Kuprienė. Odontologijos srityje esu daugiau negu 20 metų. Pasirinkimas tapti odontologė atėjo spontaniškai. 12 klasėje labai gerai sekėsi ir labai patiko gamtos mokslai. Kai reikėjo rinktis, ką studijuoti, pirmų numerių parašiau stomatologiją. Tuo metu dar buvo taip vadinama, nors nuo pat vaikystės visą laiką svajojau būti mokytoja. Tai toks mano pasirinkimas būti dantų gydytoja labai nustebino artimuosius, nes šeimoje nei medikų, nei gydytojų odontologų nebuvo. Mokslas nebuvo lengvas, bet baigus iš karto pajutau, jog tai yra sritis, kurioje jie noriu dirbti, tobulėti, jaučiausi ir dabar jaučiuosi savose rogėse. Darbas yra įvairus. Kiekvienas pacientas, kiekviena situacija yra skirtingi. Per tą laiką, kiek esu odontologijoje, labai daug kas keitėsi. Kito medžiagos, technologijos, aparatūra, viskas tobulėja. Šiuo metu yra labai akcentuojama viskas į estetiką, į gražią šypseną ir kramtymo funkcijos atstatymą. Todėl naudojant šiuolaikinės medžiagas, aparatūrą, technologijas galima išgauti labai gražų estetinį vaizdą šypsenoje ir atstatyti maksimaliai kramtymo funkciją. Odontologė dirbu jau daugiau negu 17 metų. Saulės šeimos medicinos centre aš jau 8 metai. Pastoviai dalyvauju praktiniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose. Daugiausia dirbu protezavimo, estetinio plombavimo, suaugusių žmonių dantų gydymo srityje. Mano darbe yra labai reikalingas kruopštumas, atidumas, ko iš savęs reikalauju, ir labai keliu tikslus, kad gydymo rezultatai tenkintų ne vien tik tai pacientą, bet ir mane. Ir šypsena tai nėra vien tik tai žmogaus veido geros nuotaikos išraiška. Visi žinome, jog su besišypsančiu žmogumi yra daug maloniau bendrauti. Tai pavadinčiau, jog šypsena tai yra vitaminas be jokio šalutinio poveikio. Todėl mano moto yra kurti gražią ir sveiką šypseną.